Don't try this at home. Pirmasis dalyvis yra metro 28 cm ūgio, sveriantis 70 kg, The Beast Misiūnas. Antrasis dalyvis yra 1,80 m ūgio, sveriantis 69 kg, The 69 Boy Pegasus. Kaip jūs galite matyti, jis pasikeitė savo įsivardinimą, todėl jau netruks padedame šį mečą. Mečas prasideda tarp Misiūno ir Pegasus. Šis mečas yra dėl TWS titulo ir tai yra Extreme Rules mečas. Kai matome iš karto Misiūnas Pegasus susikabina rankomis ir iš karto padaro metimą per nugarą. O Misiūnas super kikas tiesiai į šoną ir elbow drop ant nugaros. Yra labai žiaurus veiksmas. 1, 2 paskaičiavo ir atmetė. Čia yra labai svarbu. O biškis lysta nešlapęs batutas. Bet Misiūnas dabar dar kol kas atlaiko šios smūgius. Ir pargriauna Pegasus. Jis sakė, šį mečą laimės kaip 2x2 jam buvo šis mečas. Nes man kodėl, koks paktukas iš viršutinės virvės į galvą. Tai yra labai, koks plešas, net nespėjau pasakyti savo minčių, kaip greit vyksta visas mečas. Tai yra nuostabu. Daug wrestlingo, daug įdomybių. Koks prispaudimas prie šono. Ką Misiūnas darys? Super kikas į ringo kampą. Pegasus bandė įsisukti, bet Misiūnas pamatė, kad jis bandė įsisukti. Dabar Misiūnas daro super arm, kiek galėčiau pasakyti, bet atlaiko vis tiek Pegasus. Pegasus yra toks nesveikas žmogus kaip ir tankas 3000, jis gali atlaikyti labai daug. Ir laisvai atmesti ir netgi gal laimėti kovą. To mes dar nežinome. Taip pat nežinome, ar Misiūnas laimės, nors jis sakė, kad laimės. Žinoma, Pegasus irgi nori laimėti šį titulą. Ir kol kas jisai net skraido ringe. Na, Misiūno rankos, of course. Tai yra labai rimta. Misiūnas daro supleksus, kas dabar? Dar vienas nesveikas supleksas, čia biškį ore palaikė. Čia rimtas. Net galvas skauda. Matosi, kaip Pegasas kenčia. Misiūnas nervuojasi. Akivaizdu. Prispaudimas į kampą, kaip spieras į kampą. Padaužo, bet Pegasus eina vis tiek. Trenkia iš kelio, bet Misiūnas jį pargriauna labai lengvai. Skaičiavo, bet Pegasus atmetė ir žiūrėkite, Pegasus iškart stojasi. Tai yra tiesiog neįtikėtina valia, norint laimėti šį titulą. DDT! Pavadė Misiūną. O taip trina galvą. Taip atkerta galvą, kad net neįmanoma paskui galvoti gerai. Koks splešas į kampą. Iš kelio į presą. Bet žinoma, Misiūno presas geras, dėl labai daug nepaveikia, bet vis tiek Misiūnas kenčia. Permetimas per save. Kol kas Pegasus dominuoja. Bet žinoma, Misiūnas atmeta. Jis tikrai neleis netekti savo titulo. Mano kalbas biškis stringa, bet nesvarbu. Svarbu yra geras mečas. Pegasus nebežino, ką daryti, jis net slysta, bet Misiūnas įsisuka iš šio veiksmo, kurį ką tik darė. Kas čia dabar bus? Kas dabar bus? Koks smūgis į galvą. Dar. Iš apačios smūgiai į galvą. Ne veltui Misiūnas yra kickboxeris. Buvęs kickboxeris, turėtume tai pasakyti, nes anksčiau jis lankė kickboxą. Aišku, negrįžtume į praeitį, dabar yra wrestlingo laikai. Ir TWS. Misiūnas atsigavęs. Koks plešas su nugara. Čia buvo rimtas smūgis, toks matėsi, kad net priploja. Ir dar vienas plešas iš oro. Nebežino, ką daryti net Pegasus. Jis keliamas ringa virvė. Misiūnas dar į daužą keldamas. Pegasus tikrai to nesitikė. Kas dabar bus? Pliucha į veidą. Tokie žodžiai labai įdomus. Teisingai? Misiūnas susubinė. Atsėdo tiesiai ant Pegasus galvos. Čia turėjo būti nesveikas veiksmas, bet vis tiek Pegasus atmeta. Tai yra pasiryžimas, tai yra ryžtas, tai yra nuostabu. Ką dabar darys Misiūnas? Dropkickas Pegasui. Pegasus net biškį atkirto ranką. Įdomu, Misiūnas pasinaudos tą progą, ar ne? Ką jį daro? Lypa vėl ringa virvėm. Ir prisidirba lypdamas ringa virvėm. Pegasus padaro supleksą tiesiai nuo ringo virvių. Ir įdomu, Misiūnas dar liks gyvas. Vienas. Ne. Atmet. Ačiū Dievui. Ar ne? Kas norite, kad laimėtų šį mečą? Pasakykite komentaruose. Kas turėjo laimėti šį mečą? Ir kas dar turės laimėti šį mečą? Pagalius. Įsisukimas. Koks smūgis tiesiai į krūtinę. Misiūnas susivedęs. Jį pakėlė. Bet iš jėgos matas toks rimtas. Koks veiksmas čia bus? Ne, įsisukimas. Iš kelio tiesiai į pilvą.
Kas čia dabar? O, PDD. Ar tai PDD, ar ne? 1, 2, ne. Atmetė Misiūnas. Tai tikriausiai buvo net tik stiklingas PDD, nes taip abejoju, ar būtų kažkas atmetę iš jo. O gal Misiūnas yra nesveikas ir atmetė, bet mes to dar nežinome. Po kovos, kad nors mes paklausime šių klausimų. Ir bus matyti. Kas dabar čia bus? Misiūnas paleidžia ringo virves. Į kampą. Ne, išeina. Išgriūna. Kas dabar bus? Kas dabar bus? Lyg ir šuolis? Taip, nuo ringo virves aštinės. O, patiesiu ant Pegasus. Misiūnas nori dominuoti šį mečą, akivaizdžiai. Ir jis dominuoja. Jis tvirtas. Kas čia bus, tipo didyti ant žalės? Ne, jis gražus, jis įmeta. Komentatoriai ten už kameras būna dar girdisi kalba, bet mums nesvarbu. Misiūnas, o, koks smūgis nuo rinkštinės ringo virves net pas paslydo, bet svarbiausia aukotis, kad laimėti šį titulą. Laimėti, apginti, turėtume tai pasakyti. Vėl Misiūnas lipa. Kur tu lipi? Vėl prisidirbsi. O, koks smūgis tiesiai į veidą. Kaip tai Pegasus nematė. Tikriausiai dėl to, kad saulė jam stipriai pašvietė, nes iš tos pusės labai saulė šviečia. Ką darys Misiūnas? Pedigree ir kokį gal? Ne. Titus Clash? Ne, Papa Power Bomba. O tiesiog Power Bomba. Nes Papa Power Bomba išmetimas į viršų. Misiūnas, ką dar dabar skaičiuoja. Bet Pegasus atmeta, kaip ir sakiau, ją rimti oponentai susitiko rimti žmonės. Tai yra tiesiog nuostabu. Bet Pegasus toks atsigavęs. Nes pats kaip jam neskauda, Misiūnas net įbėga iš ringo, nebesupranta, kas daros su Pegasus. Pegasus biškį nugarą skauda. Misiūnas vos paina, galva sukasi. Bet jisai vis tiek nebijo ir kovoja. Mūsų operatorė, kaip matote. O, superkikas vėl krūtinę turėčiau pasakyti, nes į veidą vis dar neužtaiko, kol neiškelia koją, dar turėtume pasakyti. O, ką čia darys? Ne, Misiūna tiesiai iš stulpo, kur ten nubėgo iš vyrą kažkur nusridena. Tikrai turės skaudėti. Ką čia daro Pegasus? Ruošia stalą? Ar dėžę? Gal musėt stalą? Kas čia dabar bus? Op, iš kelio. Dar į nugarą, koks negražus veiksmas į nugarą. Eik, savo Pegasus tikrai nori laimėti šį mečą, nesvarbu kokią kainą. Vėl išstumė Misiūną ringą. Ką jis darys, gal nebenaudos dėžės, norės pribaigti taip. Kas čia dabar bus? O, super kikas. O tiesiog drop kikas nuo viršutinės virvės. Bet Misiūnas vis tiek atmetė. Iš net toks silpnas, kaip visi galvoja. Jis sakė, kad apgins titulą. Tikriausiai taip ir bus, o gal ir ne, bet po kol kas jis tikrai kenčia. O, superkikas. Yra daug superkikų, bet jų vis tiek netaiko įsiveido, kažkodėl gal jis laukia. O, tiesiai suėjo. Kas čia bus šaukšt nuo viršutinės rinkos? Ne, jis apgavo, jis dar netoks. Jis nerizikuotų. Ir vis tiek prisirizikavo. Misiūnas tiesiai dėžė. Toks klaidinis jis. O, dar prispaudžia. Misiūnui tikrai viskas. Abejoja, jam kažkas dar atsitiks. Jis dar vos laikasi. Bet laikasi. Bet jau taip labai sunkiai. Čiut. O, metai į ringą virves. Į ringą. Ir bando skaičiuoti. 1, 2. Vis tiek atmetė Misiūnas. Tai bent kova. Tai bent netikėtumai. Tai bent visokių nuotykių čia yra. Tiesiog nuostabus dalykas. Tikrai netikėjome, kad taip užvysime tokių momentų. Kad Misiūnas taip pasakys. O, tikrai dabar PDD. Tikras PDD. Ai, tu savo. Kodėl jis neskaičiuoja? Kodėl Pegasus neskaičiuoja? Ai, klaidą padarė. Tikrai būtų laimėję šią kovą. Ką jis daro? Jis įtraukia kėdę. Jis nori taip lengvai nelaimėti kovas. Jis nori pribaigti taip, kad jis daugiau kada nebepaitų ir nenorėtų kovoti dėl diržo, kiek panašu. Kas dabar bus? Iš kėdės. Tiesiai per galvą. Ai, tu savo Misiūnas netusirėtė. O, skaudus įdės. O, nugarą. Tikrai Misiūnui skaudės nugarą. Abejoju, jis galėtų padaryti tą firminį patogių. Dar splešas. Pribaigiant Misiūną. 1. Vis tiek atmetė Misiūnas. Kaip taip įmanoma, kad taip uždaužoma visą nugarą. Jis neturėtų net pajudėti, kai jam dar yra problemos nugarą. Ir jis vis tiek juda, vis tiek keliasi. Ką čia darys? Dar pasakyk, kad supleksa, kai jam nugarą blogai. O, tiesiai su kaklu į kėdę. Tiesiai. Ir vis tiek atmetė. Ai, savo šaunuolis Misiūnas iš dalies. Bet žinoma, Pegasus šaunuolis, kad taip kankina Misiūną. Misiūnas net nebegali, kaip jam kaklas skauda. Jis nori stotis, kovoti toliau, bet jam taip viskas skauda. Jis paėmė kėdę. Yra toks dalykas, kad jis pamatė, kad ir Pegasus ant kėdės. O, tiesiai galvą atsikiršijo. Misiūnas kadris tiesiai nugarą. Irgi iš šonus, gal greičiau. O. Ai, šonas stiprus tokie veiksmai. Ką čia dar padeda? Irgi nors traumuoti nugarą. O, biškį patraumuoja, bet pats prisibijo susižeisti.
pagalvoja apie pasiekmes. Todėl visų švarių nešokla, nes nori laimėti šią kovą gražiai. Misiūnas žaidys, bet jisai vebystė, abejoju, ir jis labai geras žmogus. O, koks čia veiksmas? Kas čia dabar bus? Alt F5! Tikrai, pažiūrėkite, kaip kankinasi Pegasus, taip galva atkirto ir jam. Ką darys Misiūnas, ko iš neskaičiuoja, jis būtų laimėjęs su savo LT5, bet ne, jis taip pat kaip Pegasus, jis vos ne atsilygino už tai, kad neskaičiavo jo, nori kažką daryti iš aukštai. Tiesiai iš alkūnės per veidą, oi, savo kaip Phenomenal Forum iš AJ Styles, panašu, kad TWS kovotojai mėgsta WWE kovotojus. Atsiprašau savo klaidas su savo žodžius, bet tai yra Aivaro komentavimas, todėl susitaikyti su tuo. Misiūnas nebežino, ką daryti, jis vėl paėmė kėdę. Bet Pegasus nori kažką įsukti, bet ne, kėdė paleidama tiesiai į jį. Kaip matėte, mūsų kėdė nesulinka viso. Misiūnas, o, tiesiai ant Pegasus, tiesiai ant žvyro, taip skaudu, taip žiauru. Aš nesivizduoju, kaip jis taip dar galėjo padaryti, tai visą tai. Kas dabar bus? Kas dabar bus? Tiesiai į dėžę supleksas, eik tu savo, kaip žiauru. Toks žiaurus veiksmas, Misiūnui net pačiam atkirtą nugarą nusileidus, jis vėl rizikavo su savo nugarą, bet žinoma. Tai gal padės jam laimėti šią kovą. Kas dabar bus? Splešas ant dėžės! Eik, savo tvirtas smūgis, tikrai jie nori laimėti šią titulą, kad taip aukoja savo kūnus. Jau stalo, arba kitaip sakant, dėžės nebėra. Bet ko tik nepadarys dėl TWS titulo. Taip lengvai pakėlė Pegasus. Neveltui Webist įmetė. Kas dabar bus? Misiūnas vis dar galva sukas nuo tų sutrenkimų. Iššoka. Nuringa virvės. Splešas! Ir vien. Vis tiek atmetė. Kaip taip atmetė? Su dviejais. Misiūnas jau nervuojasi, nebesupranta, kas darosi. Bet žinoma, Pegasus supranta, jis irgi nepasiduoda. Misiūnas kikais. Nori daryti dar kartą F pribaigti? Ne, išsisuko. Išsisuko. Eik savo. Ką nori daryti? PDD? Ne, splešas į sieną. Iš kelio. DDT. Kaip matome, tikrai dar kova nesibaigia taip lengvai. Kas dabar bus? O. Bando daryti kažką, bet ne. Misiūnas įsisuko ir daro savo. Kokį veiksmą? Alt spinas. O, eik savo pribaigiamasis. Viskas. Laimėjo. Misiūnas laimėjo. Tikrai kaip tava. Viskas ir pasifiška. Šaunuolis. Palaukit, kokia čia muzika? Čia yra gyvė modeliuko daina. Ką? Jis kešina. Eik savo, jis naudoja savo lagmėlį taip greitai. Antrame epizode, antroje kovoje savo gyvenime išjungė Misiūną. Ir kiek įdėmė pasakė, kad jis kešina šitą dalyką dėl to jo titulo. Todėl žiūrėsime, kas dabar bus. Ar jam pasiseks kešinti, ar ne. Misiūnas dar guli, Pegasus taip pat guli. Ar Pegasus sutrikdys jam, ar ne. Žiūrėsime, taip, dalis nekešino, jis dar galvoja. Išjungia iš lagmėlį tiesiai per galvą, Misiūnas net sukrenta. Išmeta Pegasus iš ringo, kaip girdime visokie pašlimi garsai net atsirado, bet tai nesutrukdo mums kovoti toliau. Jis kešino tikrai. Jis tikrai kešino. Eik savo dar viena kova dėl TWS titulo. O, Misiūną iš ko traumuoja. Viską, Pegasus gal nors turgyti ar ne? Ne, Pegasus žiūri, leidžia. Ir kaip atsikeršė Misiūnui. Kad tai pasakė Misiūnui, kad viskas, aš tau nebepadėsiu, kad tik tu viską pralašai. Ir vemod modeliukas žudo Misiūną. Jis nenori jos taigi pribaigti. Jis nori jį dar pakankinti, kad jis atsimintų, kas yra kova. Kas yra titulas. Ir kas bus čempionas. Žinoma, dar ne pabaiga. Dar visko gali nutikti. O, koks kikas iš šoną. Misiūnas tikrai nebevalgys vieną dieną. Bet žinoma, kablys tiesiai per pakaušį. Ir Misiūnas dar bando kažką daryti. Skaičiuoti ar ne. Ne, Misiūnas toliau kovoja, nepasiduoda. Ar tai bus tikrai vertinga jam? Ne! Dar kartą bandė išjungti modeliuką, bet modeliukas savo veiksmą darys. Argi tai bus tikrai pribaigiamasis? Kurpstomas tiesiai Misiūnui ir modeliukas. Viskas. Nu, aš čempionas. Kaip taip įmanoma? Nieks nesupranta. Kas čia buvo? Dingami. Baigėsi Webist Misiūno laikai. Dabar aš esu naujasis dievas. Nesvarbu, ką jis darys, aš apginsiu savo titulą. Pasimatysim kitame epizode. Tai va, draugai, kaip matėte, tikrai netikėtinas naujienas, ką tik įvyko. Vemod modeliukas čempionas, sveikiname jį ir sutiksime kitame epizode. Peace ir iki.